Nu ką, Venecija. Jau gavom automobilį. Dabar einam ieškoti, kur randasi. Įvarysim. Visai neblogas. Tiks. Nu, pabandysim su ta nuliovo mašinėlė pavažinėti. Gal patiks. Priekyje avarija buvo. Dabar vaunam per kažkokius laukus. Artėjom prie Dantės kapo. Kaip įdomiai. Čia visas muziejus Dantės ir visokių kitokių aikštelių. Va čia gal ir pats palaidotas Dantė Alighieri. Kaip įdomiai, matai čia kiek tų kapų. Kokie senoviniai buvo prieš 800 metų. Kapai, aišku, dabar čia jau išimta, galbūt nieko nelikę. Bet tokia vat ta kapų vieta. O čia kažkokia bažnyčia. Eisim į vidų, pažiūrėsim. Įdomi konstrukcija. Bet irgi va kapas. Kažkieno sudėliota kavinė, aikšteliai, viskas žalia, gražu. Užeinam į tą bažnyčią, baziliką San Francesco. Kokia įdomi. Tamsi, bet įdomi. Va toks įdomus altorius. Apačioj rūsys pilnas vandens. Apsemtas. Na, geras. Dar prie bažnyčios turgelis įsitaisęs. Tai taip Pepe braškim. Eik tu savo. Nu, tokios siauros įdomios irgi gatvelės. Aišku, ne Venecija. Venecija galbūt bus šiek tiek vėliau. Piazza de Popolo. Kažkokia įdomi irgi. Nu ką, priėjom ir ledų parduotuvėlę, Gelati. Einam, bandysim, kokių čia yra tų ledukų. O jėts, kaip čia gerai atrodo. Kur tu eini, kosai visas? Aha, gerai. Nu ką, bandom gelato ledus. Ravenai. Geri. Geri. San Vitalė bazilika ir visi kompleksėliai aplinkui. Tokie mat. Priėjom dar vieną objektą, baptisteriją. Įdomus irgi objektėlis. Bet ir šiaip smagu pasivaikščiot. Kai ne per karšta, bet dar šilta visai, tai gerai. Adrijos jūra. Cervena. Bet kaip įdomiai, banguoja viską, o vėjuko jokio, visiškai nulinis. Įdomiai. Pareina banga, pareina banga. Ai. O čia reikia bandyti pereiti. Va kažkaip reikia bandyti pereiti. Varom, nežinau kas bus, bet varom. Ateina banga. Viena banga, kita banga. O, pažiūrėk, prašau. O, praėjau per visas bangas. Kaip be vargelio. Nu.